Labas rytas! Esu asmeninė trenerė Rūta Beišytė ir šį rytą kviečiu sportuoti kartu su manimi. Kadangi vasara ir puikus oras nėra priežastis nesportuoti, kviečiu jūs atlikti mankštą, kurią galėsite daryti lovoje, paplūdimyje ar laivo denyje. Pirmiausiai, stipriai pasirąžykite, plačiai nusišypsokite ir pradėsime mankštelę. Taigi pirmas pratimas bus skirtas nugarai. Apsiversime ant pilvo, rankas padėsime po smakru, galvą nuleisime ir lėtai šiek tiek riesimės atgal ir grįšime žemyn. Tik nepadėkime alkūnių, nepadėkime kojų ant žemės. Riečiatės ir grįžtat. Iškvėpėt ir įkvėpėt. Galva nuleista, šiek tiek riečiamės ir grįžtame. Rieskitės. Judesys nėra didžiulė amplitudė. Sekantis pratimas bus skirtas apatiniai pilvo preso daliai. Taigi, susiriesite, pakelsite galvą, pritrauksite kojas, galva žiūri į lubas ir lėtai tieskite iš kulno vieną koją, tieskite kitą. Turite jausti tik tai apatinę pilvo preso dalį. Iškvėpkite ir įkvėpkite. Jei jaučiate įtampą nugaro zonoje, kojas tieskite kiek aukščiau. Tieskite ir traukite. Tiesite. Jeigu jaučiate, kad jūsų pilvo presui šis pratimas yra per lengvas, galite tiesti abi iš karto kojas ir traukti jas atgal. Pečių juostą atpalaiduokite, neturi būti įtampos pečių zonoje. Sekantis pratimas bus skirtas apatiniai pilvo daliai ir įstrižiniams raumenims. Atsigulkite ant nugaros, rankas padėkite po sėdmenimis, kojas ištieskite, pirštus patraukite į save ir kryžiuokite kojas vieną už kitos. Jeigu yra per sunku, kelkite kojas aukščiau ir tęskite pratimą. Jei jaučiate, kad per lengva, leiskite kojas žemyn. Jūs turite jausti apkrovą tik tai apatiniam pilvo prese ir šonuose. Jeigu jaučiat apkrovą nugaroje, kojas kelkite aukščiau. Neužlaikykite kvėpavimą. Pratimą kartokite 32 kartus. Skaičiuojant 1, 2, 3, 4. Sekantis pratimas bus skirtas viršutiniai pilvo preso zonai. Taigi atsigulkite ant nugaros, kojas sulenkite, rankas ištieskite į priekį, susirieskite, žiūrėkite į lubas. Lėtai iškvėpdami rieskitės ir grįžkite atgal. Iškvėpėt ir įkvėpėt. Kartojate lėtai ir 16 kartų. Taigi paskutinis pratimas bus skirtas apatiniai pilvo zonai. Atsigulkite ant nugaros, rankas padėkite po sėdmenimis, kojas pritraukite, ištieskite aukštyn ir lėtai leiskite žemyn ir kelkite aukštyn. Žemyn ir aukštyn. Kartosite 16 kartų. Jeigu jaučiate, kad per daug apsikrauna jūsų pilvo presas ir įsijungia netgi nugara, leiskite po vieną koją ir grąžinkite atgal. Žemyn ir kelkite. Jeigu jaučiate, kad jums yra per lengva, leiskite kojas abi. Žemyn ir aukštyn. Taigi, kaip matėte, šį rytą labiausiai akcentavome pilvo presą ir nugarą. Ačiū, kad sportavote kartu su manimi. Linkiu gražios ir saulėtos dienos.